Balandžio viduryje, tuoj po Velykų atostogų, įvyko antrasis koliokviumas tikimybių teorijos klausimais. Jame taip pat dalyvių nestigo. Plenarinio pranešimo, kurį skaičiau aš, mažai kas ir klausėsi. Visiems rūpėjo, kadagi galės pareikšti savo nuomonę apie tikimybės ir įveikti krizę. Kai kam tai neblogai pavyko. Šis filmas skiriamas tiems atkakliems žmonėms, kurie nepagailėjo brangaus savo Velykų atostogų laiko, pastudijavo tikimybių teoriją ir teisingai atsakė į iškeltus klausimus. Įrodymai informatiką studijuojančių žmonių visuomenėje yra didelė retenybė. Todėl sutikęs nors ir paprastą, bet teisingą įrodymą gali ir susigraudinti. Štai vienas pavyzdys. Įvykis. Dvi hipotezės. Duota, kad viena sąlyginė tikimybė didesnė už kitą. Reikalaujama įrodyti, kad besąlyginė tikimybė mažesnė už sąlyginę. Pradedama nuo pilnosios tikimybės formulės. Vienas jos dėmuo, kitas dėmuo. Jeigu pakeisime mažesnę sąlyginę tikimybę didesnėje, tai sumą padidinsime. Taip ir padaryta. Dabar gauname, kad įvykio A tikimybė mažesnė už sumą ir belieka pasinaudoti tuo, kad hipotezių tikimybių suma yra vienetas. Įstatę vietoj šitos sumos vienetą gaunam tai, ką reikėjo įrodyti. Klausimas apie sąlyginę tikimybę. Kamgi jinai lygi? Ji lygi tikimybei įvykti įvykiui A, jeigu jam įvyko priešingas. Jeigu jam įvyko priešingas, tai įvykis A tada negali įvykti. Tikimybė sąlyginė yra 0. Tačiau ne visiems taip atrodė. Visi arba daugumas žino pilnosios tikimybės formulę. Tačiau pakeiskime rūbą. Štai užrašyta lygybė. Kągi jinai reiškia? Norėjosi, kad žmonės pamatytų, jog ši lygybė yra ne kas kita kaip pilnosios tikimybės formulė. Klausimas buvo toks, kokias sąlygas turi tenkinti įvykiai Y ir Z, kad ši lygybė būtų teisinga visiems įvykiams X. Šio darbo autorius atpažino pilnosios tikimybės formulę, nors ir aprengta kitais rūbais, ir užrašė teisingai sąlygas, kurias turi tenkinti hipotezės. Dar viena sąlyginė tikimybė. Užrašyta teisingai formulė. Sąlyginė tikimybė yra lygi santykiai. Dabar, kamgi yra lygus skaičius skaitiklyje? Jeigu pabraižytume įvykius A ir B, ir pasižiūrėtume, kam yra lygi šitą sankirtą, nesunkiai nuspręstume, kad ta sankirta yra įvykis B ir sąlyginė tikimybė yra vienetas. Deja, nedaug kas naudojasi brėžiniais. Matyt, manoma, kad brėžiniai labiau tinka pradinių klasių moksleiviams. Dar vienas atsakymas. 17 Bernulio schemos bandymų, sėkmės tikimybė, koks labiausiai tikėtinas sėkmių skaičius. Čia irgi buvo prikurta visokių teorijų. Šio darbo autorius pasinaudojo jau įrodytų rezultatų, suskaičiavo šitą sandaugą 5,4, na ir atsakymų, koks labiausiai tikėtinas sėkmių skaičius, nepateikė, manydamas, kad aš ir pats susivoksiu. Taip aš ir padariau ir atsakymą įvertinau 1 balu. Dar vienas įrodymas. 2 hipotezės. Reikia įrodyti, kad įvykio A
tikimybė besąlyginė yra mažesnė už sumą. Vėl pradedame nuo pilnosios tikimybės formulės. Štai pirmas dėmuo, štai antras dėmuo. Jeigu vietoje hipotezių tikimybių įrašysime vienetus, tai šituos dėmenis aišku padidinsime. Taip čia buvo ir padaryta. Tačiau padaryta klaida ir supainiotas nelygybės ženklas turėjo būti į priešingą pusę. Tačiau tai labai dažnai pasitaiko matematikams. Už tokią klaidą galima atleisti ir įvertinti atsakymą 1 balu. Atsitiktinis dydis turi tankį. Plotas po tankio grafiku virš x ašies į dešinę nuo tokios tiesės yra lygus 1/4. O koks visas plotas virš x ašies? Turėtume atsiminti, kad plotas yra vienetas. Tada kam lygus plotas į kairę nuo ašies x lygu 3? Vienetas minus 1/4, 3/4. Dabar, kad atsakytume į klausimą, kamgi yra lygi šita tikimybė, turėtume tik tai prisiminti, kad ši tikimybė tai ir yra tas plotas į kairę nuo x lygu 3 ašies po tankio grafiku. Kitaip sakant, tai yra pasiskirstimo funkcijos reikšmė šiame taške. Na, autorius čia taip matyt galų gale po ilgų svarstymų, bandymų panaudoti integravimą, tokia išvada matyt ir padarė. 5 polinominės schemos bandymai, 3 baigtis. Duotos 2 baigčių tikimybės. O kaip apskaičiuoti 3 baigties tikimybę? Reikia prisiminti, kad baigčių tikimybių suma vienetas. Klausimas, kam yra lygi štai tokia tikimybė? Ko tik tai nebuvo prigalvota, bandant tokią tikimybę suskaičiuoti. Yra pateikta formulė, kaip skaičiuoti panašias tikimybės, kai yra visų baigčių nurodyti skaičiai. Čiagi pirmosios baigties skaičiaus nėra, bet argi sunku nustatyti, kiek kartų pasirodė pirmoji baigtis, jeigu bandymai tik tai 5, o antrosios ir trečiosios baigties pasirodymo skaičiai žinomi. Na, šio atsakymą autorius padarė tai nesunkiai ir pateikė formulę, kaip apskaičiuoti šią tikimybę. Metimai į krepšį. Tikimybė, kad pirmas bus taiklus metimas lygiai 1/2. Jeigu pataiko pirmą metimą, tai tada nuotaika pakyla ir tikimybė pataikyti ir antrą metimą padidėja. Jeigu pataiko antrą metimą, tada trečio metimo, taiklaus metimo tikimybė dar padidėja. Reikia suskaičiuoti tikimybę, kad bus pataikyta 3 kartus. Autorius panaudoja tikimybių sandaugos formulę, apskaičiavęs pirmo metimo, taiklaus metimo tikimybę, jinai duota, antro, trečio. Labai švarus, aiškus atsakymas. Tegu šių atsakymų autoriai lieka nežinomi, tačiau tegu šviesus teisingųjų atsakymų atminimas ilgai išlieka mūsų širdyse.